Šiame įraše atskleisiu vieną didžiausių visų laikų paslapčių, kurią šio pasaulio kontrolieriai stengiasi nuo jūsų paslėpti ištisus šimtmečius. Patogiai įsitaisykite ir įdėmiai klausykitės, nes tai vienas svarbiausių dalykų mūsų gyvenime. Sistema, kurioje gyvename, yra sukurta taip, kad žmogus niekada nesužinotų arba galbūt neprisimintų apie neišpasakytą galią, slypinčią jo viduje. Norint tą galią pažadinti ir išlaisvinti, jums nereikia nieko, ką ši sistema jums gali pasiūlyti. Ir visai nesvarbu, kas jūs esate, koks jūsų tikėjimas ar pasaulėžiūra, tai, apie ką kalbėsiu šiame įraše, yra apie mus visus. Apie šią paslaptį kalbėjo ne vienas senovės išminčius. Jie aprašyta daugybėje senovinių tekstų, iškalta akmens statulose bei uolų masyvuose. Senovės civilizacijos, kurių pėdsakai iki šiol kelia mums daug klausimų, žinojo šią paslaptį. Ko gero, bet koks bent kiek dvasiškai išsilavinęs žmogus suvokė, kad jis nėra vien fizinis kūnas, o veikiau dvasinis tvarinys, kuris tik patalpintas į fizinį kūną. Ir nors didžiąją dalį savo gyvenimo šiame kūne patiriame vien fizinę pasaulio išraišką, už jos slypi kur kas gilesnis, metafizinis arba nematomas šio pasaulio sluoksnis. Daugelis žmonių neigia jo egzistavimą, nes negali jo nei matyti, nei užuosti. Bet tie, kurių subtilusis suvokimas yra prabudęs, puikiai žino, kad nematomas yra tikresnis už matomą. Šiuolaikinis mokslas, bandydamas paaiškinti metafizinius reiškinius, dažnai iškraipo tikrąją jų prasmę ir sukelia eiliniam žmogui abejingumą, nukreipdamas jį nuo tolimesnio tyrinėjimo. Bet šios paslapties paslėpti yra neįmanoma, nes jie yra užkoduota ne tik tekstuose ir artefaktuose, bet ir virš mūsų galvų. To pasaulio valdytojai negali nuo jūsų nuslėpti. Žmogaus kūnas yra jo įrankis šiame pasaulyje, skirtas ne tik fiziniai realybei tyrinėti ar mėgautis jos malonumais, bet suvokti, kodėl apskritai kažkas yra ir kas esi tu pats. Ne veltui vienas žymiausių ezoterinių principų, kurį aptinkame šventraščiuose ir senovės šventyklose, yra pažink save. Senovės žyniai ir išminčiai žinojo, kad norint priartėti prie Dievo ir jį pažinti, žmogus gali tik įvaldęs savo kūną ir protą. Minčių, emocijų ir gyvybinės energijos kontrolė pažymi aukščiausią meistriškumo lygį, kurį galime pasiekti šioje realybėje. Ir šio pasaulio valdytojai tai, kuo puikiausiai žino, užtenka pažvelgti į jų naudojamus simbolius. Galbūt todėl dvasinis nušvitimas daugelį žmonių vis dar yra abstraktus ir beveik nesuprantamas konceptas. Bet šiame įraše aš pabandysiu tai paaiškinti. Žmogaus kūnas veikia pagal mėnulio ciklą. Kartą per maždaug 28,5 dienos mėnulis pereina per zodiako ženklą, kuriame gimėte. Tuo metu organizme yra suaktyvinami tam tikri procesai. Tikriausiai esate girdėję, kad mėnulis turi įtakos žmonių veiklai. Pavyzdžiui, bene daugiausiai avarijų, nusikaltimų, psichinio sutrikimo epizodų ir kitų nelaimingų atsitikimų nutinka per mėnulio pilnatį. Vieno tyrimo rezultatai netgi parodė, kad vairavimas per pilnatį padidina susidūrimo riziką beveik 50%. Mėnulis ir jo fazės daro įtaką ne tik žmonėms, bet ir augalams. Ūkininkams netgi sudarytas specialus mėnulio kalendorius, kuriame patariame sodinti arba imti derlių tam tikromis mėnulio fazėmis. Mėnulio magnetinė galia taip pat smarkiai veikia vandenynų potvynius bei atoslūgius. O kadangi vanduo sudaro maždaug 70% viso žmogaus organizmo, o jeigu žiūrėtume molekuliniu lygmeniu apie 98%, nenuostabu, kad mėnulis veikia ne tik vandenynus, bet ir mūsų kūnus. Saulė ir mėnulis yra du kosminiai principai, kurie atitinka visą kūriniją. Jei pažvelgtume į tai iš dualizmo perspektyvos, tai Saulė yra teigiamas, vyriškas aspektas, o mėnulis neigiamas, moteriškas. Saulė elektriškas, o mėnulis magnetinis. Šių dviejų jėgų sąveika sukuria ir įtakoja visus mūsų kūno skysčius.
Ir kaip netrukus pamatysite, kai kurie iš jų yra šventi. Biblijoje minima pažadėtoji žemė, pertekusi pieno ir medaus. Ta pažadėta žemė yra mūsų kūne. Kiekvieno žmogaus kūne slypi sistema, valdanti visas aukštos nervinės veiklos funkcijas. Tai centrinė nervų sistema, kuri yra atsakinga už organų veiklą, mąstymą, jutimus ir judesius. Ši sistema, kuri senovėje buvo žinoma kaip gyvybės medis, yra sudaryta iš nugaros arba stuburo smegenų, kurios glūdi stuburo kanale, ir galvos smegenų, kurios yra kaukolėje. Pačiame galvos smegenų centre egzistuoja tokia silpnai pastebima dalis, lotyniškai vadinama claustrum, o lietuviškai užtvara. Tai plonas neuronų ir jūs palaikančių glijos ląstelių sluoksnis, jungiantis smegenų žievę ir subkortikalinius regionus, įskaitant migdolinį kūną, hipokampą ir gumburą. Ši smegenų dalis yra pagrindinė jungtis su visa persmelkiančia dvasia. Tai yra mūsų sąmonės sostas, gyvybinės energijos šaltinis. Ši energija dar žinoma kaip ki, či, prana, vril, orgonas, šventa dvasia ir daug kitų pavadinimų. Klaustrumas arba užtvara yra itin ypatinga mūsų kūno dalis dėl to, nes joje išsiskiria tam tikras skystis, kuris senovės laikais buvo vadinamas Kristumi. Graikų kalboje Kristos reiškia pašventintas arba pateptasis. Šis sekretas, kuris dar yra žinomas kaip aliejus, 12 kartų per metus iš smegenų keliauja žemyn stuburo kanalu, kol pasiekia kryžmeninį rezginį, esantį šalia kryžkaulio. Kryžkaulis tai 5 slanksteliai stuburo apačioje, kurie yra sulieti į vieną. Pati žemiausia stuburo dalis yra vadinama uodegikauliu. Virš jo yra kryžkaulis, o ant kryžkaulio stuburas. Minėtas smegenų skystis arba aliejus atiteka nugaros smegenimis žemyn, kol pasiekia apatinę stuburo dalį. Biblijoje stuburą simbolizuoja Jokūbo kopėčių konceptas, kilęs iš Jokūbo sapno, kuriame jis susapnavo dangų ir žemę jungiančias kopėčias, kurių viršuje laukia viešpats. Atkreipkite dėmesį į naudojimus žodžius. Anksčiau minėtas klaustrumas arba užtvara senovėje buvo laikoma šventa vieta, todėl buvo žinoma kaip Holy Claustrum arba Santa Claus. Istorija apie kalėdų senelį, kuris per šventas kalėdas nusileidžia kamenui nešinas dovanomis, nėra tik pasaka vaikams. Tai skysčio, kuris iš lėto nusileidžia stuburu, alegorija. Biblija iš tiesų yra fiziologinės regeneracijos ir dvasinės alchemijos vadovėlis. Dauguma istorijų yra fiziologinės metaforos, kuriomis užkoduotas kelias į dvasinį nušvitimą. Problema tame, kad didžioji dauguma žmonių mano, jog Biblija yra istorinė knyga, kurią reikia interpretuoti pažodžiui, tačiau tai negali būti toliau nuo tiesos. Visos tos alegorijos ir metaforos buvo parašytos apie tave ir tavo kelią į nušvitimą, kuriame pagrindinis veikėjas esi tu. Kryžkaulis lotyniškai sacrum, kilęs iš žodžio sacred, taip pat reiškia šventas arba pašventintas, o minėtas aliejus arba sekretas, kilęs iš žodžio secret, reiškiančio paslaptis, nes tai yra didžiausia paslaptis apie žmogaus kūną ir sielą. Taigi Holy Claustrum, Sacrum ir sekretas, visi jie yra susiję, šventi ir taip pavadinti tikrai neatsitiktinai. Šis skystis yra tikriausia visos žmogaus gyvybės esencija, kuriam išnykus ištinka mirtis. Todėl senovėje jis buvo laikomas dievišku gyvybės ir prisikėlimo simboliu. Remiantis senovės ezoteriniais mokymais, kiekvieną mėnesį, kai mėnulis grįžta į zodiako ženklą, kuriame gimėte, jūsų saulės rezginyje, virš kryžmeninio rezginio, gimsta psichofizinis gemalas arba sėkla, kai minėtas skystis nusileidžia žemyn stuburo smegenimis ir susilieja su šventąja dvasia. Remiantis Biblija, Kristaus gimimo vieta buvo Betliejus arba angliškai Bethlehem. Bethlehem, išvertus iš hebrajų kalbos, reiškia duonos namai, house of bread.
o ši užgimusi sėkla senovėje taip pat buvo vadinama duona. Aliejus, sekretas, Kristus, sėkla, gemalas, duona, krizma, gyvybės medžio vaisius, visi šie pavadinimai apibūdina vieną ir tą patį. Šis aliejus turi būti sugrąžintas į ten, iš kur atėjo, į smegenų centrą. Bet prieš kelionę žemyn, aliejus patiria dvigubą transformaciją. Jį paruošia dvi svarbios smegenų liaukos, kurios atskiria jį į dvi dalis. Kankorėžinė liauka, dar žinoma kaip trečioji akis, tai elektrinis polius, o hipofizė – magnetinis. Trečioji labai svarbi smegenų liauka vadinama gumburu, kuris yra siejamas su jutiminiu suvokimu ir sąmonė. Biblijoje šias smegenų liaukas simbolizuoja 3 karaliai arba 3 išminčiai, kurie atvyksta pagerbti Betliejuje gimusio kūdikėlio Jėzaus, o jų dovanos auksas, mira ir smilkalai simbolizuoja minėtų liaukų išskiriamus hormonus – melatoniną, dopaminą ir serotoniną. Atskirtas aliejus nusileidžia stuburu per 2 kanalus – Ida, kuris yra moteriškas, ir Pingala, kuris yra vyriškas, ir pakyla 3 kanalu, vadinamu sušumna. Šie 3 kanalai hinduizme žinomi kaip kundalini kelias. Žemyn nusileidęs aliejus laukia sugrįžimo į vidinį dangų arba galvą. Kad ši sėkla būtų išsaugota, žmogus turi susilaikyti nuo siautulingo gyvenimo būdo, o tai reiškia nepersivalgyti, atsisakyti priklausomybių, nešvaistyti seksualinės sėklos ir atsiriboti nuo viso išorinio bei vidinio negatyvumo. Kitaip sakant, su savo kūnu elgtis kaip su šventykla, kas jis ir yra. Šiai sėklai kylant į viršų stuburo, ji pereina per 33 stuburo slankstelius. Kaip Kristus, kuris buvo nukryžiuotas 33 metų, taip ir ši energija turi būti nukryžiuota. Bet tai nereiškia fizinę mirtį, nes žodis nukryžiuoti ezoterikoje reiškia padidinti galią 1000 kartų. Biblijoje Jėzus buvo nukryžiuotas ant Golgotos kalno, bet Golgota, išvertusi iš aramėjų, reiškia kaukolė, o tiksliau vieta esanti tarp dešiniojo ir kairiojo smegenų pusrutulių. Kai aliejus pasiekia smegenų dalį vadinamą medula oblongata ir kerta stuburo viršuje esantį klajoklio nervą, čia jis prasilenkia su 12 galvinių nervų arba 12 paštalų. Aliejus, kuris paprastai yra sunaikinamas, patenka į smegenų dalį vadinamą gumburu. Tai kiaušinio formos darinys, esantis po didžiąja smegenų jungtimi, lotyniškai vadinama corpus callosum. Tuomet pasiekęs kryžiaus formos smegenų dalį vadinamą pagumbrių, lotyniškai optic thalamus, kurią senovės egiptiečiai vadino pasaulio šviesa, aliejus yra nukryžiuojamas ir 1000 kartų sustiprėja. Kaip Kristus po nukryžiavimo, taip ir aliejus maždaug 2,5 dienas būna mirties būsenoje. Šį procesą taip pat simbolizuoja Saulės padėtis žiemos saulėgrįžos metu, kai gruodžio 22 dieną Saulė staiga liaujasi judėti į pietus ir lieka toje pačioje vietoje maždaug 2,5 dienas. Ir kaip minima Biblijoje, po 3 dienų Kristus prisikelia, Saulė pajuda į šiaurę, o aliejus nušviečia kankorėžinę liauką, pažadindamas milijonus miegančių neuronų. Įvyksta staigus sąmonės išsiplėtimas ir įsižiebia vidinė šviesa. Žmogus įžengia į dangų ir išvysta Dievą akis į akį. Šis etapas krikščionybėje simbolizuojamas kaip šventosios dvasios patepimas arba pašventinimas, o dvasingumo tradicijose tai yra dvasinis nušvitimas. Ką visa tai reiškia? Pažadinus visus 7 bioenergetinius centrus ir pakėlus kundalinį energiją į aukščiausią karūnos čakrą, smegenyse atsiveria nauji energijos kanalai, sukeldami galingą ir intensyvų jausmą. Staigus energijos išsiveržimas smegenyse pradeda pertvarkymo procesą, kurio metu įvyksta visapusiškas visų kūno ląstelių regeneracijos procesas ir smegenų pajėgumas tampa maksimalus. Smegenų plotai, kurie anksčiau nebuvo aktyvūs, suaktyvėja, atverdami naują jų funkcionavimo ir pasaulio suvokimo kelią. Fiziologiniai simptomai, kuriuos praneša žmonės pasiekę šią stadiją, pasireiškia kaip padidėjęs jautrumas šviesai ir tamsai, spalvų intensyvumas, suaktyvėja pojūčiai, vidinė ramybė,
padidėjęs kūrybingumas, stabilus emocinis fonas, aiškus vidinis balsas, aukštesnė intuicija, vienybė su aplinka jausmas, padidėjęs empatijos ir atjautos jausmas. Kadangi kūną užplūsta galingas energijos antplūdis, šiam procesui pasiruošti yra būtina. Kartais jis pasireiškia spontaniškai, kai žmogus nebūna pasiruošęs. Jis nesupranta, kas vyksta ir nežino, ką daryti. Tokiu atveju jausmas gali peraugti į paranoją, dezorientaciją, krūtinės ar galvos skausmus, ar net psichozę. Todėl yra labai palanku turėti mokytoją, kuris yra jau patyręs ir gali padėti suvaldyti šią energiją. Žmogus, patyręs nušvitimą, dažnai susidomi tarnystę ir meninę kūrybą, trokšta padėti kitiems. Taip pat atsiranda poreikis keisti gyvenimo būdą, atsisakyti priklausomybių, prastos mitybos, toksiškų santykių, išnyksta mirties baimė. Tai ir yra tikroji dangaus karalystė, nes dangus tai ne fizinė vieta, į kurią galima nukeliauti, o sąmonės būsena. Kai kurie mokslininkai ir psichologai teigia, kad žmogus savo gyvenime naudoja tik apie 10% visos savo smegenų galios. Kaip manote, kas nutiktų, jeigu turėtumėte sugebėjimą panaudoti 100% savo smegenų turinio? Kaip tai įtakotų jūsų gyvenimą? Štai čia šuo ir pakastas. Kiekvienas turi šį gebėjimą. Kaip manote, kodėl vieni žmonės kuria nuostabiausius dalykus, išradimus ar meną, o kiti gyvena pilkoje monotonijoje, nuolat sunkiai dirba ir tiesiog egzistuoja tylioje neviltyje? Juk visiems suteiktas tas pats įrankis. Visada žinokite, kad kūrybinį potencialą turi kiekvienas ir kad jūs galite tiek pat ir daugiau, kaip ir žmonės, kuriais žavitės ar garbinate. Žmogaus smegenų galioms nėra ribų. Ir ši galia yra prieinama kiekvienam, kuris klausosi šio įrašo. Aišku, kiekvieno rezultatai ir pasiekimai gali skirtis, bet tai priklauso nuo pačio žmogaus. Norint šį potencialą išlaisvinti, kiekvienas pats asmeniškai turi nuspręsti tai padaryti, nes niekas kitas už jūs to nepadarys. Ir jei kiekvieną mėnesį užgimusi sėkla bus išsaugota ir pakelta į viršų, tai ji palaipsniui taps savarankiška, save palaikančia energetinė grandinė, kuri nuolatos tik stiprės. Tai štai, paslaptis išsklaidyta. Jeigu jūsų akys nėra ant kaktos, o žandikaulis ant žemės, tuomet nežinau, ką daugiau jums pasakyti. Ar galite įvardinti ką nors, kas gali būti svarbiau gyvenime? Jeigu tai, ko pasidalinau, jums atrodo kaip paistalai ar nesąmonė, tuomet šis įrašas yra ne jums. Ši informacija yra skirta tiems, kurie ieško ir žino, kad dar nerado. Galbūt paklausite, jeigu ši informacija tokia svarbi, tai kodėl niekada apie ją negirdėjau? Todėl, kad šį pasaulį valdantys padarai nenori išsilavinusių, nušvitusių ir savarankiškų žmonių. Jiems kur kas palankiau, kai jūs esate sutrikę, išsiblaškę ir pasimetę, nes tokia populiacija yra kur kas lengviau suvaldyti. Būtent dėl to jie kasdieną ir maitina jūs duonos ir žaidimų dietą, kad ir toliau liktumėte neišmanėliais ir jums net nekiltų minčių apie nepaklusnumą. To jūsų neišmokys jokia pasaulio religija, nes dauguma jų egzistuoja tam, kad paslėptų nuo jūsų šią paslaptį. Jie nori, kad jūs tikėtumėte, jog Biblijoje ir kituose šventraščiuose aprašytos istorijos ir personažai buvo tikri. Bet visos tos istorijos yra apie nuostabų dvasinės alchemijos procesą, kurį senovės išminčiai užkodavo alegorijomis, nes ši paslaptis buvo saugoma ir prieinama tik inicijuotiems, tiems, kurie suprato, kad iš žemesnės materijos galima pakilti į aukštesnėje sąmonę. Dievo karalystė yra jumyse, ne išorėje, ne religijoje, ne istoriniuose personažuose, bet viduje, ir kiekvienas turime šansą į ją įžengti. Tiesa dažnai yra paslėpta visiems matomoje vietoje. Šis procesas buvo aprašytas ankstyvuosiuose budizmo tekstuose ir kitose dvasinėse filosofijose bei ezoterinėse tradicijose. Jį galima matyti pavaizduotą daugybė senovinių civilizacijų liekanuose. Masonų simbolikoje kopėčios arba laiptai atitinka stuburo smegenis. Medicinos simboliuose tai dievo Hermio lazda arba kaducėjus.
Vatikane aptinkame milžinišką kankorėžio statulą, o kardinolai ir kunigai nešiojasi lazdą su kankorėžiu viršuje. Trečiosios akies simbolizmas vaizduojamas senovės Egipto, Šumerų ir kitų civilizacijų relikvijose. Nejaugi visa tai atsitiktinumas. Kad šis procesas būtų sėkmingas ir Kristaus aliejus pasiektų savo kelionės tikslą, žmogus turi išsilaisvinti nuo žemesniųjų troškimų ir įveikti savo gyvuliškąją prigimtį. Bet didžioji dauguma žmonių turi žemo lygio savikontrolę. Kai kūno skysčiai yra užteršti, proto gebėjimai yra gerokai pritemdyti. Kadangi žmogus nesugeba suvaldyti savo juslinių pojūčių troškimų, jo jutiminė sąmonė ir mintis laikinai patenkina iliuzijos. Norint įveikti juslinius troškimus, turime sujungti savo 5 pojūčius, kaip yra sujungti 5 kryžkaulio slanksteliai, o tai padaryti galima tik įsitvirtinus sąmoningumui. Kad sėkla būtų išsaugota ir sugrąžinta atgal į pažadėtąją žemę, žmogus turi leistis į vidinę kelionę ir pažaboti 7 mirtinas nuodėmes, paversdamas jas 7 dorybėmis. Tik tada šventasis sekretas galės pakilti, pakeliui atverdamas kiekvieną iš 7 energetinių centrų. Istorijoje apie kovą tarp Dovydo ir Galijoto, Dovydas pasirinko upėje 5 nugludintus akmenis ir vieną jų sviedė svaidykle, pataikydamas Galijotui į kaktą. Galijotas čia simbolizuoja žemesnį ego, kuris glūdi kiekvieno iš mūsų viduje. Mūsų užduotis yra jį nutildyti, atimti iš jo 5 pojūčių kontrolę ir pakelti energiją į Dievo karalystę. Jeigu šis gyvybinis aliejus yra eikvojamas per besaikį valgymą, alkoholį ar sėklos išliejimą, tuomet kūnas palaipsniui silpsta, o gyvenimas trumpėja. Senovėje tai buvo vadinama valgymu nuo gyvybės medžio. Kaskart pasiduodant žemesniesiems troškimams, papuolame į velnio pinkles ir išduodame savo aukštesnėje prigimtį. Kaip manote, kodėl daug skaniai pavalgyti ar išlieti sėklą yra taip malonu, o tinginiauti ir būti gobšiam lengva? Atminkite, dangus ir pragaras yra sąmonės būsenos. Kiekvieną akimirką renkamės, kurią būseną įkūnyti. Milijonai tikinčiųjų pasaulyje laukia ir tikisi savo pranašo sugrįžimo, net nenutuokdami, kad kiekvienas iš jų ir yra tas išrinktasis, kurį jie tikisi pamatyti. Kada žmonės suvoks, kad nieks neateina jų išgelbėti. Neišmanimas yra vienintelė žmonijos nuodėmė, nes net ir žinodami šią paslaptį, dauguma ir toliau rinksis gyventi žemesniajame plane. Ir tai, kuo pasidalinau šiame įraše, tik maža dalis to, kas laukia tavęs. Yra kur kas daugiau, bet norint atverti duris į aukštesnį suvokimą, kiekvienas turi žengti savo keliu ir galbūt ne kiekvienam lemta tai padaryti. Na, o pabaigai paminėsiu, kad katalikų bažnyčia iki pat šių laikų naudoja krizmą, aliejaus ir balzamo mišinį kaip patepimo simbolį tikintiesiems, kuris yra naudojamas apeigose, per kurias aliejais patepama žmogaus kūnas, tam tikros jo vietos, sakraliniai pastatai ir įvairūs kiti daiktai. Taip pat krikšto, sutvirtinimo ar kunigystės sakramentui užtvirtinti. Niekam nei į galvą neateina, kad aliejus, kurį kunigai tepa ligoniams ant kaktos, slypi jų pačių viduje ir turi neįtikėtiną galią išgydyti juos nuo visų ligų.